Kazeliūnas. Jie ir LAS taurės varžybų dalyviai. Vari Bakūnai. Foto daryti. Taigi, Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės vyresnysis patarėjas Valdas Jasinas, Lietuvos automobilių klubo garbės prezidentas Stasys Brundza sveikina ralio absoliučios įskaitos nugalėtojus. Dar kartą primenu, Tomas Ramanauskas ir Vytautas Kazeliūnas. Šis sportininkų ekipažas dabar gyvena Anglijoje. Labai įdomu, kad visą laiką varžybų vykstančių Lietuvoje nepraleidžia. Ir štai atvažiavę jie iš tolimos šalies į Lietuvą įsiveža garbingiausią jų istorijoje, jų sportinėje istorijoje trofėjų Lietuvos Respublikos prezidentės taurę. Gerbiamą vyriausiai patarėjų Valdą Jasiną prašome tarti keletą žodžių nugalėtojams ir visiems ralio dalyviams. Sveiki, gerbiami ralio dalyviai, susirinkusieji visi. Leiskite perskaityti prezidentės žodžius, sveikinimą visiems, kurie dalyvavo šitose varžybose. Sveikinu jūs visus sėkmingai finišavus. Jūs suteikėte tūkstančiams automobilių sporto gerbėjų visoje šalyje neištildomų ir net ekstremalių įspūdžių. Tai buvo jūsų pačių ir jūsų automobilių dovanojas bičiulystės, pagarbos, tolerancijos pamokas. Tai galimybė tobulėti ir perduoti šią tradiciją jaunimui. Šiemet pirmą kartą neįgalūs sportininkai ralyje varžėsi draugė su visais kaip lygus su lygiais. Gerai, ką barzūnės, nėra dalios, nėra ko. Visą dieną sakiau, skuskitės barzdas, rūpų žėlės. Ženklas apie valstybės pažangą ir progreso siekį, kuomet buvo automobilis ir 1931 pirmą kartą startavęs ralis prezidento taurėje laimėti. Jūsų dalyvavimas šiuose lenktynėse bei rėmėjų parama liudija apie pagarbą tradicijoms ugdančioms tautos vienybę ir tarpusavio supratimą. Nuoširdžiai sveikinu prezidento taurės laimėtojus ir linkiu, kad ši pergalė taptų impulsu naujiems laimėjimams jums visiems, naujoms greičio juostoms į pažangą. Ačiū. Ačiū Lietuvos Respublikos prezidentė ir Valdui Jasinui. Šis ekipažas turbūt aikštės nepalieka visiškai neatsitiktinai. Ralio nugalėtojų absoliučios įskaitos ekipažas Tomas Ramanauskas, Vytautas Kazeliūnas džiaugiasi dar vieną puikią taurę. Jie iškovojo ir krašto apsaugos ministrės Rasos Juknevičienės taurę, kurią įteikė viceministrė Indrė Pociūtė-Levickienė, o šitas prizas ralio absoliučios įskaitos laimėtojams įteikiamas už geriausią laiką parodytą sudėtingiausiose Šakių ir Jurbarko žvyro karjeruose ir juose vykusiuose greičio ruožuose. Jie šiuos abu greičio ruožus įveikė geriausių laikų per 5 minutės 16 ir 1/10 sekundės. Taigi antroji taurė ralio nugalėtojams. Visi paplojam, 3. Taip, sportiniai trofėjai, ralio nugalėtojai palieka aikštę, ar taip mes netrukus čia išvysime antruosius prizininkus. O tai čia visus įsveikint? Antriesiems prizininkams bus įteikta Lietuvos automobilių sporto